Labai noriu padėkoti Ramytei, kurie rado būdą, kaip ateiti nei prie svečiaus, nei prie pečiaus. Džiaugiamės šiandien galėdami jūs priimti. Ir turime tikrai tokį retą atvejį, kuris tikrai labai tinka ir mūsų projektui, kadangi turėjom eilę renginių, kur buvo, reiškia, demonstruojama sinergija tarp vietinio paveldo, kas yra jūsų dainos, ir gamtos, dėl kurios pas mus atvyksta rezidentai. Ir šiandieną mes turime svečiuose Džemą ir jos brolį kompozitorių iš Švedijos, menininkus, kurie būtent jūs ir pakvietė, kadangi jų projektas yra paveldo muzika, reiškia etnomuzika ir tai, kas liečia gamtos reiškinius saulę, bet Džema pati pristatys. So last year I was making some research about the land of my mother, Sweden. And I was especially interested in these ancient mythologies, these cosmogonies belonging to